gražus aštuonkojai. Ojei. Aš tai visą laiką, kada jau man atsibosta, turiu, sakau, gerų labai draugų, kurie visą laiką tingi patys gaminti. Na, tiksliau sako, mes nuperkame aštuonkojį, tu pagamini, o mes visi kartu suvalgom. Tai norint gerai paruošti aštuonkojį, mums tikrai reikės svogūnų, reikės morkų, reikės raudono svogūnų, reikės česnako, reikės kvapnaus pipiro, juodo pipiro, lauro lapų reikės. Aišku, reikės, kas be ko, mums ir būtent pieno. Mes susimesime į verdantį vandenį, nes kad būtent rasale aštuonkojis, pirmą mes jį išparodėm, iš tikrųjų, kaip mes ten pratinam prie to karšto vandens, kad jisai nesusitrauktų. Tai kaip matote, tokiam aštuonkojui aš naudoju praktiškai visą sveikiausią, kaip matote, vieną, tada dedu tikrai pakankamai daug laurų lapų, dedu juodųjų pipirų, irgi negailiu, dedu kvapniųjų pipirų, man tas skonis yra, dedu česnako, dalį česnako pasilieku. Žinoma, man reikės morkų, vienas raudonas svogūnas. Viską tą mes sudėsim, gražiai užvirsime ir vieno balto svogūno. Vadinamasis skystis, aš jį išpjaunu, išimu, kad jisai neliktų, čia ta vadinama rašalo dalis. Ir tada aš juos labai gražiai po vieną čiuptuvą aš ir papjausiu ir paskiau aš juos, aišku, pratinsiu prie šilto vandens. Vanduo jau užvirė, arba kitaip šaltinys, įverdantį vandenį ir atidedat. Skaičiuojate iki 3, 1, 2, 3, traukiam lauk. Tada imam kitą koją. Vėl. 1, 2, 3, traukiam lauk. Visą padarai, aš darau 3 kartus, 3 po 3 kartus, tai kaip sakant, vėlgi va. 1, 2, 3, baigė, iškaito, vėl įdedi, vėl įėmė, vėl. O šitą visą odą jinai nusiema tvarkingai, gražiai. Ir įdedame virti, verdame, aš verdu apie valandą, nuo 40 iki valandos grubiai minučių. Priklauso nuo aštuonkojų, šį kartą aštuonkojus, kaip mato, didelis, šiptuvai dideli, tai virsiu apie valandą. Ir ant labai silpnos ugnies, vos burbuliuodami, kad neperkaistų, na ir aišku, kad būtų normaliai išvirti. Kaip ir realiai išvirė, viską susitvarkėm, kaip matom, tokie gražus, tvarkingi, keptuvėm reikia įkaitinti iki pakankamai aukštos temperatūros, reikia uždėti sviesto, sviestas įsilydys, imame, kaip ir prieš tai sakiau, daug česnakų, kuriuos pasilikome, jie turėtų lengvai apskrusti tokią rusvos spalvos gauti, kai gausis rusvos spalvos, tada mes dėsime ir aštuonkojus. Dedu druskos, nes virdamas aštuonkojus druskos aš nededu. Ir dabar šiek tiek užpilu, dedu čiobrelių. Ir dar kai sudėsiu aštuonkojus irgi. Be kita ko, noriu daugelis manęs klauso, ką tu duodi garnyrom. Tai esant žiemai aš duodu jūros dumblius su sezamo sėklomis paruoštus. Sakyčiau, labai išties skanus toks garnyras prie aštuonkojų, prie žuvies, visur tinka.
Ir žinoma, žiemos metu duodu būtinai tai yra rauginti kopūstai. Daugelį atrodo sakytų išpratėjo, kaip čia prie aštunkojo kopūstas, tai nei Portugalijoje, nei Ispanijoje, nei ten Italijoje, ar ten kokioje Latino Amerikoje tokių dalykų net nėra. Bet iš ties yra nerealaus skonio, labai geras komponentas, pats aštunkojis būna labai toks skanus. Ir kopūstas duoda iškart gaivumo. Pamaišom, pasižiūrim, kas yra, o jau pradeda, kai girdim, traška braška biškį ir neužilgo dėsime jau ir aštunkojus ir galėsime kepti ir gaminti. Bulvytės mes jas skaniai užkepame, šias užkepu, o kaip matom, cukrinius skonis. O dieviškai skanu, pažiūrėkit, kokie gražus aštunkojai. Ojei. Mes užpilame padažiuko. Šiaip tai padažiuko aš pilu labai, netgi sakyčiau, netgi daug, nes man tas sultinėlis, kuris yra šičiais, yra labai skanu. Na ką, gerą vakarą jums visiems, iš tikrųjų labai smagu, Žemaitaičio kuchnė jumis sveikina tradiciškai. Jeigu kyla kokių tai idėjų, klausimų arba norit užklausti, ką pasigaminti, ką skaniau, ką įmantriau, drąsiai rašot, drąsiai konsultuosime. Na ką, iki susimatymų.